Taip, gautas užsakymas bus GVU 64. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 čia. Šiandien lietus lyja, tai biškai pasiruošim darbam ir nepradėsim nieko, ardomis. Įsirašta visi langai. Čia palikau šeimininkam pagalvoti kokiam aukšte. Nes čia biškai kažkaip, kad galva jam nekliūtų. Viskas paruošta, šiandien lietus lyja. Važiuojam namo. Rytoj pjausimės. Taip, pradedam darbus. Kaip visada pasistatom lazerį, biškai patikrinam. Skaičiausia čia su 5 bruseliu. Čia pereinam. Man kiek žemiau. Tai vis tiek mes orientuojamės į pirmas bruselius. Čia biškai kažkaip įdomiai. Pasitikrinsim lazeriu viską. Taip, visada atsimušam lazerių centrą, kaip matot. Nes būna gegnė nuvažiavus į vieną pusę ar į kitą pusę. Ir kai pradedi lygiuot tarp gegnių, pasirodo porą centimetrų būna gegnė nuvažiavus. O dabar va centrai atmušti. Biškį juda, nes vaikštom. Mėtkė. Čia va mėtkė. Tai po 55 čia kažkaip į vieną pusę, į kitą. O čia yra 57. O čia, vat ką lazeris ir parodo visą. Nupjaunam. Vienas įdėtas. Čia telefonas buvo numiręs, tai negalėjau pilnai filmuoti. Dabar pasikraus galėsiu daugiau parodyti. Po pietų čia. Čia galim parodyti visą. Visada varžtus susuku papildomai, kad net kiltų. Čia padarom tokį zamoką, kad net keltų. Kad net abaluota. Čia varžtų niekada nesakom, nes apačioj sijonas eina. Kartais sako, kodėl varžtų nėra. Viskas gerai, čia prikirpta gražiai. Po pietų čia dar vieną. O paskui dar 2 iš kitos pusės. Dėtas. Dedam antrą. Ir vėl statom lazerį. Ten pasimatuojam vidurį. Ir vidurį pasimatuojam tarkelį. Paskui statom lazerį ir tikrinam. Taip, va. Centras. Pamatuota tarp gegnių. Dabar juda irgi centras. Tai reiškia, mes kada pasistatom rėmą, galime kontroliuotis į gegnį. Arba palei gegnį, kai statysim rėmą ir galim pasimatuoti, ar vienodas atstumas. Nupjaunam. Dedam šiltas rėmas BDX. Čia dauginau bruselį, nes paskui nebūna prie ko skardos prisek. Dėtas drenažinis. Čia reikėjo priauginti, nes kad nenukristų. Bruselis biškai užsideda, bet su garantija. Biškai dadedu papildom. Dedam rėmą. Pasistatėm lazerį. Žiūrim dabar. Jeigu matot, 5,5. 5,5 čia.
apie 5,5 irgi čia. Tai va, kam reikalingas lazeris, nes kada žiūri, reikia, kad vienam lygiai būtų. Palyginam, dedam toliau. Padarytas ir antras. Vienas. Antras. Taip ir tai trečias, ketvirtas. Šiandien užtenka. Vėl statom lazerį. Aš kaip matau, irgi, kad nelygiuot palei gegnės. Viršutinis taškas yra. Ten gerai. Aš pamatavau per vidurį gegnės, po kiem 7 ir kiem 7. O lazeris ką rodo, matot? 2 cm reiškia gegnė pavažiavus. O dėl to reikalingas lazeris. Nes kiti pradeda matuoti nuo gegnių. Pavyzdžiui, ten 20, apačia 20. Tai čia, tarkim, bus 20 galas, o viršui bus kokie tik 18, jeigu pagal gegnės lygiuoti. Nupjaunam stogą. 1, 2, 3, po pietų 4. Eina pjauti. Padarytas darbas. 4 langai. Kaip prašviesėjo palėpė iš karto. Važiuojam namo. Geras vaizdas, kad 4 matos. Padaryta. 2 čia. 2 ten iš kitos pusės. Dailiai viskas. Tarandė baigta. Kaip gražiai gavos. 1, 2, 3, 4. Važiuojam namo.